Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje 21 kartą surengta vokiečių kalbos šventė. Šventėje dalyvavo gausus būrys garbingų svečių. Nepaprastasis ir įgaliotasis Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Lietuvoje, mokslų daktaras Kornelijus Zimmermanas ir šios ambasados kultūros ir spaudos skyriaus darbuotoja Salomėja Pranskienė. Lietuvos Respublikos garbės konsulas Vokietijoje, Baden-Württembergo žemėje, Kelmės rajono garbės pilietis, profesorius, mokslų daktaras Wolfgangas Hermanas von Štetenas. Lietuvos vaikų rėmimo draugijos ir paramos fondo Jugend mit Zukunft atstovas, apdovanotas Kelmės rajono garbės ženklu už nuopelnus Kelmės rajonui Wolfgangas Gertė su žmona Kristinė. Vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Aleksanderis Šleichas. Vokietijos paramos fondo Lietuvos vaikų rėmimo draugijos Erfurte atstovė Jolanta Klement, Vilniaus universiteto vokiečių kalbos atstovai, katedros vedėja docentė mokslų daktarė Vaiva Žeimantienė, docentė mokslų daktarė Justina Daunorienė, docentas Vokietijos Baltijos šalių ateities fondo Lietuvoje biuro vadovas mokslų daktaras Daumantas Katinas, biuro vadovo pavaduotoja Indrė Aukštikalnienė. Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Masiulis. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Danutė Laivienė. Sveikindamas svečius ir šventės dalyvius Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius dėkojo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai už skiriamą dėmesį Kelmės rajonui ir mūsų mokiniams. Meras dėkojo gerbiamam Kelmės rajono garbės piliečiui profesoriui, mokslų daktarui Wolfgangui von Štetenui, nuoširdžiam Kelmės krašto bičiuliui, vokiečių kalbos mecenatui. Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius dėkojo gerbiamam Wolfgangui Gertei ir jo žmonai Kristinė už prasmingus projektus, rūpinimąsi Kelmės rajono mokiniais, skatinimą sėkmingai mokytis vokiečių kalbos ir šiandienai aktualių vertybių puoselėjimą. Nepaprastasis ir įgaliotasis Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Lietuvoje, mokslų daktaras Kornelijus Zimmermanas, savo kalboje sakė: diplomatija neapsiriboja tik pokalbiais su politikais, oficialiais susitikimais, bet apima ir bendradarbiavimą su visuomenė, kultūrinius mainus. Labai svarbu tęsti tradicijas, todėl esame dėkingi šios idėjos vokiečių kalbos šventės, kuri vienintelė Lietuvoje, sumanytojui šviesiaus atminties Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Antanui Račui ir gerbiamam profesoriui, mokslų daktarui Wolfgangui von Štetenui už nuolatinį rūpestį ir šios šventės rėmimą. Kalba yra priemonė, kuri padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Šiandien visa Kelmė kalba vokiškai. Lietuvių kalba, tardamas sveikinimo žodžius, juokavo ambasadorius. Džiaugiuosi, jog Kelmei vokiečių kalba yra svarbi, todėl ir Kelmė Vokietijai svarbi. Vokietija pirmoji NATO šalis, dislokuojanti karius rytų flango valstybėje. Vokietijai rūpi Lietuvos gyventojų saugumas, nes mūsų saugumas yra jūsų saugumas, sakė Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas. Lietuvos Respublikos garbės konsulas Vokietijoje Baden-Württembergo žemėje, Kelmės rajono garbės pilietis, profesorius, mokslų daktaras Wolfgangas Hermanas von Štetenas pasidžiaugė, jog per 33 metus pažinties su Kelme ji pasikeitė. Ir vaikai, kurie šiandien dalyvauja vokiečių kalbos šventėje, jau užaugo kitoje Lietuvoje. Vokiečių kalbos šventėje po sveikinimo kalbų surengtas koncertas, kuriame koncertavo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos, Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos, Pakražančio gimnazijos, Kelmės Kražantės progimnazijos moksleiviai. Surengta konferencija, kurioje perskaityta 13 pranešimų. Pranešimus skaitė Kelmės Jono Graičiūno, Tytuvėnų Pakražančio gimnazijų, Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos ir Kelmės Kražantės progimnazijos moksleiviai. Šventėje pagerbti vokiečių kalbos konkursų nugalėtojai. Kiekvienais metais Kelmės rajono mokytojų metodinis būrelis organizuoja vokiečių kalbos konkursus 6-11 klasių mokiniams. Šiais metais konkurse dalyvavo 58 mokiniai. Konkurso nugalėtojais tapo 21 mokinys. Padėkos raštus nugalėtojams skyrė Lietuvos vaikų rėmimo draugija Vokietijoje ir paramos fondas Ateitis jaunimui. Padėkas įteikė gerbiamas Wolfgangas Gertė. Vokiečių kalbos šventėje A1 kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius sertifikatus įteikė Jolanta Klement.
Lietuvos vaikų rėmimo draugijos nariai iš Erfurto. Mokiniams parengusiems pranešimus ir dalyvavusiems konferencijoje padėkas įteikė Lietuvos Respublikos garbės konsulas, Kelmės rajono garbės pilietis, profesorius mokslo daktaras Wolfgangas Hermanas von Štetenas. 2023 metais garbingų Lietuvos metų vokiečių kalbos mokytojų apdovanojimų nominuotos dvi mūsų rajono mokytojos – Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Andriuškienė, Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Trunsenė, mokytojas sveikino švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ieva Lasauskienė. Jau antrus metus Vokietijos ambasada Vilniuje steigia ir savo specialųjį prizą. Už kryptingą darbą skatinant ir motyvuojant mokinius rinktis vokiečių kalbą, įvairių iniciatyvų populiarinančių vokiečių kalbą Kelmės rajone, organizavimą ir ilgametį partnerysčių su Vokietijos švietimo organizacijomis puoselėjimą, šiemet apdovanojimas įteiktas Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojai metodininkai Violetai Trunseniai. Šiuo metu Kelmės rajone vokiečių kalbos moko 7 mokytojai, mokosi 417 mokinių. Kelmės rajono savivaldybėje 35 rinkimų apylinkėse iš 22 012 sąrašuose įrašytų rinkėjų prezidentą pirmame balsavime rinko 11 724 rinkėjai. Pirmame rinkimų ture už Gitaną Nausėdą balsavo 49,33%. 20,39% balsavo už Remigijų Žemaitaitį, 11,40% už Igną Vėgėlę. Antrame ture balsavo 10 457 rinkėjai. Už Gitaną Nausėdą balsavo 9149 Kelmės rajono savivaldybės rinkėjai. Tai 87,49%. Už Ingridą Šimonytę 1183, o tai 11,31%. Balandžio 26 dieną Kelmės krašto muziejuje surengta mokslinė konferencija Kelmei 540. Konferencijos dalyvius pasveikino ir gero darbo bei turiningų diskusijų palinkėjo Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Pristatydama konferenciją Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė sakė, buvo keliamos įvairios su Kelmės paminėjimu įvairiuose šaltiniuose versijos. Viena iš jų, kad Kelmė pirmą kartą paminėta 1253 metais. Ši versija buvo siejama su Zelmės vietovės pavadinimu. Vėlesni tyrinėjimai šią hipotezę paneigė. Kelmės pavadinimas sietas ir su 1295 metais minima Kymelio pilimi. Kelmė savo raštuose mini ir žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Pagal jį Kelmėje bažnyčia turėjo būti pastatyta netrukus po žemaičių krikšto, apie 1416. Kelmės rajono savivaldybė kreipėsi į Istorijos institutą ir paprašė, kad būtų nustatyta tikroji Kelmės paminėjimo istoriniuose šaltiniuose data. Šį tyrimą atliko mokslo daktaras Arūnas Dubonis. Jis remdamasis naujausiais šaltiniais, o pirmiausiai Vinco Juzumo rankraščiais, nustatė, kad Kelmėje pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1484 metais. Lietuvos mokslo akademijos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo daktaras Jonas Drungilas skaitė pranešimą. Nauji Kelmės savininkų Gruževskių giminės istorijos puslapiai 16 amžiaus pabaigoje, 18 amžiuje. Jau anksčiau rašytose straipsniuose mokslininkas pabrėžė Kelmės išskirtinumą. Tai dvaro miestas, nes su dvaru susijusi kelių šimtmečių Kelmės istorija. Pirmuoju minimas Jonas Gruževskis. Jam nuo 1591 metų priklausė Kelmės valda. Jis ir suformavo dvaro žemėvaldą. Antrąją kartą Jonas Drungilas įvardijo Jurgį Gruževskį, žemaičių žemės teisėją. Prie jo atsirado sukurtas reprezentacinis mūrinis dvaras. Trečioji karta tapatinama su provincinio dvaro kultūra.
Jos atstovu minimas Jokūbas Gruževskis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pirtuvininkas. Jis priklausė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės elitui. 5 kartos atstovas Marcijonas Gruževskis, Prūsijos kariuomenės kapitonas. 6 kartai atstovauja Gruževskiai Jurgis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės generolas adjutantas, Jokūbas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės majoras, bei Marcijonas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rotmistras. 7 kartos atstovas Julius Gruževskis, 1831 metų sukilimo dalyvis. Vilniaus universiteto docentė mokslų daktarė Aušrelė Kristina Pažėraitė skaitė pranešimą tema Kelmės ješiva, viena įdomesnių rytų Europos judaizmo dvasinių seminarijų. Jos teigimu Kelmės ir Telšių ješivos įsteigtos XIX amžiaus pabaigoje pasižymėjo 2 išskirtiniam savybėm. Buvo ne tik tradicinių rabiniškų studijų institucijos, bet prisitaikiusios didžiųjų lietuviškų ješivų modelį. Geriausiai žinomas Kelmės rabinas Rabė Simcha Zizelbroidas, kuris ir įkūrė vieną žymiausių ješivų Lietuvoje Kelmės Talmud Torą. Ji veikė iki 1941 metų. Kelmės ješiva išsiskyrė tuo, kad joje mokėsi patys gabiausieji. Rabė Simcha Zizelbroidas suformavo studijų programą, paremtą taisyklę. Pirmiausia, studentus supažindinti su materialiojo pasaulio žiniomis, o tik po to gilintis į dvasinius dalykus. Nors mokslų daktaro Vacio Vaivados pranešimo tema buvo Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios regioninis vaidmuo 17–18 amžiuje, lektorius pagrindinį dėmesį skyrė Kelmės krašto dvarus iki 16 amžiaus vidurio valdžiusiai Kontautų giminiai. Vacys Vaivada teigia, kad nėra 100% garantijos, jog Vinco Juzumo rankraštyje Kelmės paminėjimas 1484 metais yra teisingas. Pasak Vacio Vaivados, su Kelme yra susijęs Mykolas Kontautas, o kai kuriuose šaltiniuose minima 1439–1440 metų data. Apie Kelmę rašytinių šaltinių nėra daug, galbūt ir dėl to, kad Kelmė, palyginus su Kražiais, viduramžiais nebuvo tokia garsi. Kelmės dvaras yra minimas anksčiau nei 1484 metais, bet jis siejamas su Kražiais. Keliuose šaltiniuose galima rasti pavadinimą Kražių Kelmės dvaras. Iš Užvenčio kilęs Šiaulių Aušros muziejaus muziejininkas, doktorantas Laurynas Giedrimas pristatė pranešimą Kelmės katalikų klebonija ir parapija XIX amžiaus pirmoje pusėje. Rengdamas pranešimą, Laurynas rėmėsi Kelmės klebonijos ir parapijos vizitavimo aktais. Kelmės klebonijai priklausė klebonų gyvenamasis namas. Buvo 3 dideli kambariai ir tiek pat kambariukų, alkėrius bei sandėliukas. Buvo ir šeimynos namas, špitolė. Klebonija turėjo ir kilnojamojo turto. Alavinį plokščią dubenį, 6 lėkštes, po 2 žvakides, tiek pat senų katilų, pjūklą, kirvį, 2 dalgius, 2 stiklines ir 1 taurę. Iš ūkinių pastatų klebonija turėjo klėtį, karvidę ir klidę, vežiminę, tvartą, bravorą, kluoną, tačiau neturėjo karčiamos. Pagal 1821 metų duomenis klebonijos ūkyje buvo 3 melžiamos karvės, jautis, telyčia, paršas, 2 paršiukai, žąsinas ir 3 žąsys, antis, antinas, gaidys bei 6 vištos. Vizitacijos akte užfiksuota, kad tais metais rastos 2 lašinių paltys, 4 dešros ir tiek pat skilandžių. Pasak pranešėjo, Kelmės klebonas ir jo talkininkai, lyginant su kitomis parapijomis, gyveno gerai. Antrą kartą Tytuvėnų kultūros centro specialistai Pagryžuvio kultūros namuose surengė duetų vakarą. Tytuvėnų kultūros centro meno vadovė Rita Paltarokienė šiais metais subūrė net 14 porų dainininkų, kurie gegužės 17 dieną prikėlė lietuvišką estradą Pagryžuvio scenoje. Šiam projektui pradėta ruoštis po naujųjų metų. Buvo kviečiamos dainininkų poros, atrenkami kūriniai, derinamos repeticijos. Projektų idėją iš Naujosios Akmenės atsivežė režisierė Andrija Stulginskienė.
kuris sako, jog renginio tikslas – supažindinti su talentingais Tytuvėnų krašto žmonėmis, juos įtraukiant į sceninę kultūrą, šiuo atveju dainavimą. Scenoje dainuoja ne tik tie, kuriems scena jau tapo įprasta, bet ją išdrįso įžengti ir naujokai. Projekte skamba tik lietuviškos dainos, o šių metų tema – lietuviška estrada, kuri atsispindėjo ne tik muzikoje, bet ir aprangos detalėse. Viso renginio metu vyko duetų pristatymai, filmuota vaizdo medžiaga, kuriant pasitelkta Andrėjos Stulginskienės ir Ritos Paltarokienės režisūra. Vaizdo medžiagą filmavo ir montavo Alanas Augustas Buivydas, įgarsino Kelmės mažojo teatro aktorė Justina Kasiulytė. Renginyje dalyvavo Vilniaus sportinių šokių klubo Ratuto pora – Medina Gričiūtė ir Ignas Muškieta. Žiūrovų buvo pilna salė, tad darome išvadą, kad ir kitais metais šis projektas bus tęstinis, sako režisierė Andrėja Stulginskienė. Gegužės 15 diena pasaulyje švenčiama kaip tarptautinė šeimos diena. Siekdama paskatinti šeimas kuo daugiau laiko praleisti kartu, Kelmės Lopšelio darželio Ąžuoliukas bendruomenė antrą kartą susirinko į šeimos šventę. Ką mums reiškia žodis šeima? Tikriausiai kiekvienas atsakytume skirtingai, bet visi sutiktume, kad meilė, tarpusavio supratimas, tam tikrų pareigų ir atsakomybių prisiėmimas sudaro tvirtos šeimos pagrindą. Kelmės Lopšelio darželio Ąžuoliukas direktorė Dalia Gedminienė sveikinimo žodyje sakė, jog kartu su šeimos diena minime ir vaiko dieną, kuri nuo šių metų švenčiama 3 gegužės penktadienį. O iki šiol, birželio 1, minėta sovietinės šaknis turinti vaikų gynimo diena yra išbraukta iš atmintinų dienų sąrašo. Ąžuoliuko bendruomenė šventės metu aktyviai įsitraukė į judriuosius žaidimus. Vaikai, tėvai, seneliai ir Lopšelio darželio darbuotojai visi kartu kūrė šviesią ir džiugią šventės atmosferą. Stulgių krašto žmonės sako, jog ima už širdies gruojamos, dainuojamos šalia Stulgių prisiglaudusiame Vaidatonių kaime gyvenusio ir kūrusio liaudies kompozitoriaus Stanislovo Ruko sukurtos ir mums visiems paliktos dainos. Nepatikėsi vaikelis, sako žmonės, skam gražiau nei karaliaus auksinėmis dūdomis, kad grajitum. Ir visą ten nuo širdies apdainuotus rasi. Gimtuosius laukelius, pušinėlius, upelių čiurlenimą, paukštelių čiulbėjimą, vasarą ir duonos riekę. Šiais metais Užvenčio kultūros centre surinktas atminimo vakaras, kuriame skambėjo Stanislovo Ruko sukurtos dainos. Vakaro vedėja ir viena iš renginio organizatorių Jazė Gaupšienė sakė, jog surinkus visas maestro dainas į krūvą gautume vieną ilgą gyvenimo dainą. Stanislovo Ruko dainas dainavo maestro sūnus Gerimantas Rukas su liaudiškos muzikos kapelos Kelmynė, kuriai vadovauja narys. Kelmės rajono senjorų bendruomenės Artimi vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vandos Radavičienės, Kelmės kultūros centro vokalinis ansamblis Vakarė, vadovė Genečienė. Užvenčio kultūros centro kapela Venta, vadovė Jurgita Mickevičienė. Ir Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriaus meno vadovas Saulius Venskus. Vakaro metu atsiminimais apie tėvelį pasidalijo Stanislovo dukra Vilija Rukaitė Česnavičienė, Gorduose Stanislovo Ruko suburtame moterų vokalinėme ansamblyje dainavusi Vlada Andrulienė, Stulgiuose kultūros namų vadovė dirbusi Regina Kaniauskienė. Taip ir keliavo Stanislovas Rukas per gyvenimą su daina, kurios nesimatė, nes jį glūdėjo širdyje, kaip ir gimtinė jo dainuose. Vakaro metu žodį tarė Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius. Muzikantams ir dainininkams dėkoju Užvenčio kultūros centro direktorė Odeta Kuličauskienė. Kelmės krašto muziejuje surengta pilietiškumo pamoka. Virtukų kautynėse žuvusių Liolių partizanų būrio vado Liudo Jankausko 110-ųjų ir partizano Alfonso Jankausko 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Pamokos pradžioje muziejuje peržiūrėta Ričardo Samuilio vaizdo medžiaga prisiminimai apie Virtukų mūšį. 1945 Liepos 22 dieną netoli Lyduvėnų geležinkelio stoties esančiame miške įvyko garsusis Virtukų mūšis tarp Žebenkšties rinktinės vyrų ir NKVD dalinių. Mūšis tęsėsi kelias valandas.
Baigiantis šoviniams, kapitonas Juozas Čeponis įsakė atsitraukti. Atsitraukimą dengti savanoriškai stojo Liolių būrys, vadovaujamas Liudo Jankausko. Žuvo jis pats, jo brolis Alfonsas ir jo būrio partizanai. Po dokumentinio filmo peržiūros pamoka tęsėsi Lioliuose, prie kryžiaus, pastatyto šalia buvusios sodybos, kurioje gimė ir augo Virtukų mūšyje žuvę broliai Alfonsas Katinas ir Liudas Aitvaras Jankauskai. Pilietiškumo pamoka Virtukų kautynėse žuvusių Liolių partizanų būrio vado Liudo Jankausko 110-ųjų ir partizano Alfonso Jankausko 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas užbaigtas Virtukų miške prie tipinio atminimo ženklo. Kelmės krašto muziejaus muziejininkas Rimantas Serva, baigdamas pamoką, išreiškė mintį, jog Lietuvos laisvės armija buvo didingas piliečių ir kariuomenės vienybės, vykdant konstitucinę pareigą ginti Lietuvos valstybę įkūnijimo pavyzdys ateities kartoms. Liolių apylinkių seniūnijos seniūnė Raminta Kazlauskienė, kreipdamasi į pamokos dalyvius, ragino susimastyti ir pagalvoti, kokią auką tėvynės laisvei paaukotume mes kiekvienas. Laisvė jiems buvo aukščiau visų. Muziejų naktis Kelmės dvaro erdvėje prasidėjo 5-uoju respublikiniu linijinių šokių festivaliu Pavasario ritmai, skirtu Kelmės miesto 540-ajam jubiliejui. Festivalyje dalyvavo šokių studija Saulės linija vadovas Deividas Šeškus, Panevėžio rajono Liudynės kultūros centro Dembavos padalinio linijinių šokių grupė, Rugiagėlės vadovė Dainora Venslovienė, Radviliškio kultūros centro kantri ir linijinių šokių grupė Verpetukės bei vaikų ir jaunimo šokių grupė Šelmiukai vadovas Edmundas Verpetinskas. Panevėžio linijinių šokių klubas Saulėgrąžos vadovė Kristina Nainienė. Šokių studija Rita Dancė vadovė Rita Kiršinienė. Kelmės kultūros centro saugusiųjų šokių studija Diaritmas, merginų šokių grupė Levandrėlės, šokių grupės Krekždutės ir Šypsenėlės ir 3 amžiaus universiteto šokėjai, visų šių šokių kolektyvų vadovė Diana Bakšienė. Kelmės krašto muziejuje per muziejaus naktį buvo pristatyta unikali Kelmės dvaro numizmatikos kolekcija. Kolekciją pristatė nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vyresnysis numizmatikos rinkinio kuratorius, mokslų daktaras Ignas Narbutas. 2011 metais muziejuje buvo aptikti 52 Rusijos bronziniai medaliai, ant kurių vokelių atvartų buvo užrašyta Gruževskių rinkinys. Muziejuje jie buvo saugomi nuo 1949 metų. Kolekcijos perdavimo muziejų akte rasti 5 sidabrų medaliai, o medaliai iš pigaus metalo sugrupuoti į 3 grupės. Kelmės dvarininkų Gruževskių medalių kolekcija unikali tuo, jog šiandien ji yra vienintelis išlikęs XIX amžiaus Lietuvos dvarų numizmatinis rinkinys. Kelmės dvaro Gruževskių rinkinys pirmą kartą archyviniuose šaltiniuose minimas 1788-aisiais. Muziejų nakties renginį užbaigė Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos akordeonistų ansamblis, vadovaujamas Vaivos Bukantienės. Koncertu savo kūrybinės veiklos 30 metų jubiliejų paminėjo Kelmės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Sidabrinė gija. Ansambliui nuo pat jo susikūrimo pradžios 1994 metų vadovauja Genovaitė Jokubauskienė. Tik susibūrusio ansamblio tikslas buvo dainuoti savo malonumui, šeimos nariams, draugams. Tačiau, kaip sako ansamblio vadovė Genovaitė Jokubauskienė, buvom pastebėtos rajono renginių organizatorių ir nuo 1995 metų rudens prasidėjo aktyvi koncertinė veikla. Nuo 2008 metų į savo kolektyvų būrį pakvietė Kelmės kultūros centras. Sidabrinė gija dažniausiai atlieka savo vadovės sukurtas dainas. 30 mečius ansamblio dainininkės gyvena bendrystėje su daina, su muzika. Zita Domaitienė, Elžbieta Pažarauskienė, Valerija Lipeikienė, Nijolė Razminienė, Cecilija Jocienė, Jadvyga Drozdova sako, jog tik kartu su daina
Dėl joje užkoduotos gėrio sėklos mes matome pasaulį daug gražesnį, spalvingesnį ir šviesesnį. Vokaliniam ansambliui akompanavo Algimantas Šurna, Gerimantas Rukas, Justinas Kasparas, Adolfas Sutkus. Renginį vedė Kelmės kultūros centro režisierė Rasa Šiaučiūnaitė. Koncertą nuspalvino Kelmės kultūros centro vaikų folkloro ansamblio programa, vadovė Dalia Miliauskienė. Dainos visais laikais buvo pats didžiausias guodėjas liūdesio metu ir pats didžiausias patarėjas laimingomis akimirkomis, sako Genovaitė Jokubauskienė. Mano vadinamas gėlių sodo verslas prasidėjo nuo hobio, nuo vaikystės labai mėgau auginti gėles. Atėjo laikas, kai pradėjo norėtis lėtesnio gyvenimo būdo ir norėjosi savo pradėti merkti ant stalų gyvas gėles vasaros sezone. Kažkaip labai gaila buvo skinti iš gėlynų savo. Nusprendžiau, kad man reikia pasisodinti specialiai lysvę, tam, kad nebūtų gaila skinti gėlių ir savo pasimerkti. Kai pradėjau tuo domėtis, atradau, kad Jungtinėse valstijose tų vadinamų kaimiškų gėlių, sezoninių gėlių puokštės dabar jau grįžta sekoj turbūt su tvarumo, taupumo ir lėto gyvenimo būdo idėjom, grįžta į madą. Pamačiau, kad yra daug tokių ūkių ir jie jau dideli tie ūkiai ir jie tas gėles augina lysvėse, verslas tikras. Galvoju, gal tada man reikėtų truputį daugiau pasisodintų gėlių. Kad jau perki čia vieną, gal čia 3 nusipirkus pigiau gaunasi, gal čia daugiau perki vėl pigiau gaunasi. Ir taip gavosi, kad iš 2 metrų lysvės gavosi 17 arų. Paskui mes jau čia išsipirkau tą gabaliuką žemės, teko kirsti, valyti, kelmus rauti ir 4 metus rinkti garšvą. Ir sutupė. Čia sutupė daugybė bijūnų ir sezoninės gėlės, kaip kardeliai, tulpės, narcizai, jurginai. Tai taip gaunasi, kad vienas iškasi, kitas sodinė, vienas iškasi, kitas sodinė. Ir daugiamečių be abejo gėlių, kurios tinkamos skinimui. Bet dabar 4 sezonas šiemet prasidėjo, pradžia buvo labai nedrasi, labai buvo gėda kažkam siūlyti tas gėlės, kaip jas čia parduoti, prisiauginau daug, o parduoti nemoku. Nežinau, įsivažiavo po truputėlį, kai užaugo 1000 kardelių, reikėjo juos kažkur realizuoti ir išdrįsau pasiūlyti ir jos man visus išpirko. Tai tokia buvo pradžia. Dabar jau šiemet, jau pernai jau tampu žinomesnė kažkaip ir be abejo, čia ne Vilnius, čia kainos 3 kartus mažesnės, perkamoji galia irgi 3 kartus, ar gal net 10 kartų mažesnė, bet jau atsiranda, ypač jaunoji karta, paauglės mergaitės prašo mamų, kad mes norim tokių tų gėlyčių. Ir taip, žmonės iš tikrųjų pradeda norėti, ieško, vertina. Stengiuosi labai kokybiškas gėles parduoti. Tai čia buvo pomėgis, o ten buvo svajonė. Pagal mano pačios išsilavinimą, turizmo vadybą visada norėjau, svetingumo verslas labai traukia. Bandėm vienaip, kitaip kažką galvoti, bet taip niekada nepavyko to padaryti. Ir kažkaip žmonės atvažiuoja, pradėjo, visą gyvenimą, iš tikrųjų 20 metų čia gyvenam, sakydavo, kokia čia ramybė, kokia čia aura gera, kaip čia gražu, o čia dar gėlių sodai tie atsirado. Kaip čia būtų malonu pailsėti, apsistoti ir kažkas tokio. Ir atsirado galimybė, pasirašyti projektą ir svečių namas jau baigiamas įrengti. Praktiškai 2 dviviečiai apartamentai, tai ramiam poilsiui, su visais patogumais, su virtuvėlė, su tokiam lėtam gyvenimo būdui. Nes didelis miškas aplink begalybė takų, tai poilsis garantuotas. O kada pakviesite jau į savo svečių namą? Nuo birželio 1 atsidarom.